Sveiki, šį kartą apie žoliapjovę. Dabar čia tokia geltona žoliapjovė. Ko gero čia buvusi styga. Aš ją gavau sulūžusią visą parbelstą su pusė variklio išlaužta. Čia buvo, kur variklio tvirtinimas išrūdėję, išlūžinėję, be ratų, be dėžės. Rankena buvo nulaužta. Susitvarkiau, uždėjau variklį, turėjau tokį tinkamą. Čia reiktų, aišku, padažyti gal baisus. Bet šitą žoliapjovę aš naudoju tik tai aplink laukus, aplink daržus tokiam grubiam pjovimui. Aplink vartus, aplink garažus. Prie namų, kadangi gyvenam priemiesčio kolūkiniam daugiabutį, prie namų naudoju elektrinę. Man patinka tuo labiau, kad tyliau dirba, bet to ten yra labai dideli šlaitai, labai krantas didelis, dėl ko benzininiais variklis ilgai nelaikyti. Elektrinė tokio vietoje patogiau. Anksčiau turėjau Enchelį, po 4 metų iš Enchelio nieko neliko, pirkau Makitą. Dabar modelis, kaip matot, ELM 3711, mokėjau berods 90 eurų, tai sakyčiau protinga kaina, iki 100 eurų, ką galima už ją, daugiau neverta mokėti. Pliusai ir minusai. Ratukai nepatogus, yra labai aukščio keitimas. Atsistoka šitaip visas ratukas ir persitatau į kitą skylę, vėl reikia prisukti. Norint pakeisti aukštį, reikia kiekvieną ratuką atskirai išsukti ir kiekvieną atskirai įsukti. Čia yra nepatogumas, nors lyginant su Encheliu, čia yra geriau. Enchelį būdavo persitatau su visa ašelė į kitas padėtis. Jeigu pataikai į duobę, į kažkokią kliūtį iškabinį, iš karto peršauka, atsistoja į bilę kur. Šitaip neperšauka. Padėtys aukščio yra 3, jaunų žemai gana, bet apatinę padėtį neina statyti, kadangi šitą vietą remiasi į žemę, neina pastumti. Priekinius ratus statau ant vidurinės padėtys, pastatęs galinius ant žemiausiaus. Surinkimas užtikrintas, renka labai gerai. Pritikrauna dėžę pilną. Lyginant to, kiek pripjaudavau iš to patys ploto su Encheliu ir kiek pripjaunu su šita, žolės masės kiekis patrigubėjo. Enchelis labai daug barstydavo pro šonus, prastai rinkdavau. Pūtimas labai buvo prastas, įmeta kelis litrus žolės ir užkemša iš karto skylę. Vardavau laikas. Už Enchelį jį platesnė tik 5 cm, bet laikas pjovimų sutrumpėjo per pus. Ir sutrumpėjo vien dėl to praktiškai, kad gerai renka žolę, gerai meta, nereikia stoti atkimšinėti, krapštyti kiekvieną kartą skylės po poros metrų pravažiavimų. Vėlgi dabar aš ją versiu aukštielnyką. Na, paguldžiau ant šono. Peilis, kaip matot, turi užlenkimus. Sparniukai užlenkti labai gerai meta dėl to. Išmetimo skylė vėlgi matot didelį. Toliau padaryta saviveikla. Kadangi mano Enchelio visi šonai išlūžinėjo, išbyrėjo viskas kapitaliai, kadangi tai buvo, kaip sakiau, prie daugiabučio, vaikšto bet kas bet ką pameta, vaikai kokius metalinius žaislus pameta, akmenuką kažkas kažkur numeta, pameta ir ne vieną kartą kažką pagavęs ir Enchelio visi šitie šonai ištrupėjo, išlūžinėjo, neliko, po 4 metų neliko laikytis ratą man ko. Todėl iš karto paėmiau 2-3 mm skardaus ir apjuosiau visą, apkauščiau, tvirtinau. Šituose kampuose įdėjau gumos su silikonu, įklijavau, sustiprinau visą korpusą. Buvau pagavęs ir akmenį ir šį ir tą. Ir kaip matot, niekas niekur neišlūžo. Anąkart pagavau tokį akmenį, kad jeigu nebūtų stiprinta, tai garantuotai būtų išleikę. Dabar va čia matosi padėtys ratukų keitimų. Apie rankeną galiu pasakyti patogus. Yra reikalas laužtukai ir rankena užsilenkia į priekį, taip grubiai, nes vieną ranką viską darau. Blogas yra tvirtinimas čia. Pastoviai tie savisriegiai atsileidinėja, pastoviai ta rankena kliba. Nuolat reikia priveržinėti. Čia dar kažką reikės imti ir padaryti, kad laikytų, nereiktų čia su tum kiekvieną kartą paveržinėti. Šiaip turiu pasakyti, kad kainos kokybės santykis iki 100 eurų sumo yra gana tinkamas. Jeigu nereikia dažnai keitinėti aukščio pjovimu, pilnai galima. Jeigu važinėti iš vieno lauko į kitą ir keičiat aukštį, geriau ieškoti su centriniu keilimu.
reguliavimo aukščio, nes taip paversti besukinėdami kiekvieną kartą tuos ratus. Įjungimas gana patogus, aišku, dvigubas. Yra šviesos dėdas, rodo, ar yra srovė. Pasispaudžia mygtukas iš šono, nusispaudžia rankena. Gana patogu. Tai va, tiek apie ją galiu pasakyti, dirba netriukšmingai, jauna gražiai, skuta švariai, meta žolę puikiai.